Aktualūs pašnekesiai ir nestandartiniai požiūriai į visuomenės įvykius. XFM pokalbis. Sveiki visi, šiandien XFM pokalbyje su manim yra misionierė, daktarė, dėstytoja iš Tarptautinio universiteto LCC, daktarė Terry McCartney, sveiki. Ir mums vertėjaus iš anglų kalbos psichologė, o šiandien vertėja Lina Ulčinienė. Sveiki. Labas, Lina. Tai pirmiausia, noriu paklausti to klausimo, kuris mums visiems kaip tikintiesiem įdomus, visada aktualus ir gaivinantis. Kokia jūsų kelionė pas viešpatį? Thank you, Jūratė. Tikrai džiaugiuosi, būdama čionais. Man visada labai džiugu pasidalinti savo liudijimu. Jėzus pakeitė mano gyvenimą. 21 metų studijavau universitete ir aš taip pat turėjau priklausomybę ir gyvenau tokį palaidą gyvenimą. Aš sulaužiau visus Dievo duotus 10 įsakymų. Mano tėvų širdis buvo sudužusi dėl to, nes aš augau krikščioniškoje aplinkoje, mano tėvai buvo krikščionys. Aš tikiu, kad mano tėvai labai mylėjo mane ir gal kai kurie iš jūsų nesutiktumėt, bet atėjo laikas, kai jie man pasakė, kad jie nebegali gyventi kartu su manimi. Anglų kalboje mes tai vadiname tvirta meilė, griežta meilė. Neskambink namo, negrįžk namo, mes nenorim daugiau tavęs matyti, kol tavo gyvenimas bus tvarkoje su Kristumi. Tai buvo pats geriausias dalykas, kurį jie padarė man. Be tėvų apsaugos ir meilės aš supratau, kokia aš esu iš tikrųjų pasiklydusi. Mane išmetė iš universiteto dėl narkotikų vartojimo. Aš praradau savo darbą, nes aš vogiau ir mano sesuo pasakė, kad kelioms naktim aš galiu ateiti pas ją apsigyventi. Aš labai atsiprašau, bet netgi dabar dalinantis man labai emocionalu tai ir labai liečia mane. Jėzus yra vienintelis atsakymas ir gelbėtojas žmonių tautai, nes tik jis gali išgydyti sielo žaizdas. Taigi aš gulėjau pas savo sesę ant lovos vieną naktį ir aš tada labai tyliai sušnabždėjau, ar tu atsimeni mane? Jėzau, ar tu žinai mane? Ir jis atėjo pas mane jėgoje, ugnyje ir jis išlaisvino mane iš visų suvaržymų. Aš rūkydavau 2,5 pakelio cigarečių per dieną. Viskas buvo patraukta. Narkotikai patraukti. Seksualinis nemoralumas buvo patrauktas. Jėzus atleido man ir jis pripildė mane gyvųjų vandenų. Aš buvau visiškai perkeista. Ir kai atėjo rytas, aš pasakiau viešpačiui, aš eisiu bet kur tu kviesi mane, kad pasakyti, kad Jėzus yra vienintelis atsakymas gyvenime. Jis yra vienintelė viltis. Ir jis gali išlaisvinti mus iš bet kokių pančių. Biblija sako, nėra kito vardo po žeme ir po dangumi, kuriuo mes galėtume būti išlaisvinti ar išgelbėti, bet tik Jėzaus vardu. Ir jis iš tikrųjų gelbėja. Taigi aš pabaigiau universitetą ir aš keliavau aplankiau virš 60 šalių, kad papasakoti kitiem apie Jėzų. Ačiū, gera girdėti jūsų istoriją ir kai klausau, galvoju, kad visos istorijos turi vieną panašų dalyką. Kiekvienam žmogui reikia patirti kažkokį savo asmeninį dugną, kad jis galėtų priimti ir pašaukti savo Jėzų. Dabar trumpam išsiskirsim muzikiniai pauzijai ir po jos tęsim istoriją. Terry mums papasakos, kaip ji atsidūrė Lietuvoje. Aktualūs pašnekesiai ir nestandartiniai požiūriai į visuomenės įvykius. XFM pokalbis. Grįžtame į studiją ir šiandien turim labai įdomų pokalbį. Su mumis yra filologijos daktarė iš Jungtinių Amerikos valstijų, Terry McCartney. Ir noriu jūsų, Terry, paklausti, kaip jūs atsidūrėte čia? Aš noriu pasakyti, kad aš myliu Lietuvą ir aš ir mano vyras Daryl atkeliavome 2007 metais. Mano vyras daug kartų buvo šioje šalyje, bet tai buvo mano pirmas kartas. Mes atvykome į Vilnių, atskridome ir tada turėjome autobusu keliauti į Klaipėdą.
Kai atkeliavom į Vilnių, aš labai buvau apsirgusi. Daryl, mano vyras, surado pensionatą, kur aš galėčiau apsistoti, kad galėčiau gyti, ir jisai keliavo į Klaipėdą vienas. Ir buvo 2 seseris, kurioms priklausė šitas pensionatas. Ir jos taip stipriai manimi rūpinosi. Jos nekalbėjo angliškai, bet jos atneždavo sriubos, vaisių, visko, ko man tik reikėjo. Aš gulėjau lovoje 4 dienas ir jos patarė išeiti pasivaikščioti, kad aš galėčiau pakvėpuoti grynu oru. Ir aš nuėjau į mažą kavinukę, kad atsigerčiau arbatos ir pavalgyčiau sriubos. 2007 vis dar nebuvo priimamos kreditinės kortelės, negalėjai atsiskaityti kreditinę kortelę. Ir aš nuėjau prie bankomato, bet negalėjau nusimti pinigų. Ir aš jau buvau suvalgiusi savo maistą, patiekalus savo. Aš turėjau susimokėti. Ir jaunos merginos restorane sakė, nieko tokio, viskas gerai. Kai Daryl sugrįžo iš Klaipėdos, aš pasakiau, aš išgyvenu tokius stiprius jausmus šiai tautai. Žmonės tokie švelnus, man draugiški, jie priima mane tokią iš kitos šalies. Ir mes tą patį matom dabar, kaip jūs žiūrite į ukrainiečius. Šita maža tauta, jūsų maža tauta tiek daug atiduoda ir rūpinasi žmonėmis, kuriems reikia. Kai man buvo 50 metų, su jo gimtadienis, Daryl turėjo bilietus, tai man pasiūlė bilietus ir aš galėjau su jais keliauti, kur tik norėjau pasaulyje. Ir jis užklausė, kur tu norėtum savo 50 gimtadienio progą nukeliauti bet kur pasaulyje. Ir atsakė, aš noriu važiuoti į Vilnių. Atkeliavome 2009 metais į Vilnių ir Daryl pasakė, yra pedagoginis universitetas Vilniuje. Einame tenais. Galbūt mes galėsim jiem kažką pasiūlyti. Taigi mes susitikome su pedagoginio universiteto valdžia ir man reikėjo pasinaudoti tualetu. Jie mane palydėjo link tualeto ir kuomet aš išėjau, skambutis stipriai skambėjo ir studentai tuo metu, tai reiškia, išėjo iš klasių ir jie vaikščiojo po universitetą. Ir visi vaikščiojo labai lėtai ir man viskas atrodė antgamtiška. Ir kai aš ten stovėjau ir viską stebėjau, aš išgirdau, kad Dievas man sako, tai yra tavo studentai. 2010 metais mes atkeliavome čia gyventi. Ir aš mokinau pedagoginėme universitete. Ir aš buvau pilna teisė departamento skyriaus mokytoja. Ir tai buvo mano svajonė. Ir aš mokinau iki 2015 metų. Ir taip pat 2 metus mokinau iš Amerikos internetu. Aš mylėjau savo studentus ir mano kolegas. Ir aš vis dar draugauju su jais, jie mano draugai iki dabar. Ir mes sugrįžtame į Lietuvą beveik kiekvienais metais, nes tai yra man kaip antri namai. Ir 2022 metais aš atvažiavau į Lietuvą padėti su pagalba ukrainiečiams per organizacijas kaip Miesto bažnyčia ir Vilties centrus. Mes išdalinome virš 150 000 medicinos įvairiausių medikamentų, kurių reikėjo ukrainiečiams. Taigi 2022 metais aš pasilikau ir dirbau su ukrainiečiais, kurie emigravo į Lietuvą. Ir kai mes atvykstame, mes darom viską, ko reikia. Mes mokiname, mes pamokslaujame, mes meldžiamės, visko, ko reikia. Meldžiamės virš šalies ir virš miesto, viso, ko mūsų paprašo. Dievas turi didelius planus Lietuvai. Ir aš tikiu, kad jisai kažką numatęs labai didelio artimoj ateityje. Ir mes prašom Dievo ir klausiam, ar mes galime būti to dalimi. Nes aš ir mano vyras Daryl labai mylime Lietuvą. Mums kaip lietuviams gera girdėti, kad užsieniečiai čia atvažiuoja, nori dirbti ir jiem gera Lietuvoj. Ir noriu jums padėkoti, kad jūs tarnaujat mūsų šaly. O dabar vėl trumpam atsitraukim nuo šio pokalbio, grįšim po muzikinės pertraukos. Aktualūs pašnekesiai ir nestandartiniai požiūriai į visuomenės įvykius. XFM pokalbis.
Grįžtame į mūsų pokalbį su misionierė ir taip pat daktarė Terry McCartney. Mums vertėjauja Lina Ulčinienė. Ir dar vienas labai įdomus dalykas apie mūsų viešnią, jog ji dalyvavo dabar plačiai pasklidusiame ir garsas sklinda apie šį įvykį ir ne tik į Lietuvos, tai yra apie vadinamąjį Asburio prabudimą. Tai pirmiausia noriu paklausti, Terry, žmonėms, kurie gal nėra susidūrę su šiuo žodžiu prabudimas, kaip jūs apibūdintumėt, kas tai yra? Ačiū, Jūrate. Prabudimas yra sudėtingas žodis. Aš apibūdinčiau tai, kas vyksta Asbury, kaip išsiliejimą arba prabudimą. Šventoji dvasia ateina į žmonių gyvenimus, į jų širdis. Šventoji dvasia juda tarp žmonių. Taigi aš apibūdinčiau tai kaip prabudimas. Asburio universitetas yra 100 metų amžiaus ir jame studijuoja apie 1000 studentų. Amerikietiškoje kultūroje tai yra labai mažas universitetas. Mažas miestelis, jis vadinasi Wilmore, Kentukio valstijoje, labai mažoje valstijoje Kentukio. Vasario 8 studentai susitiko koplyčioje ir jie ten susitinka studentai 100 metų kiekvieną trečiadienį. Kunigas nesijautė kažkoks labai emocionalus tuo, ką dalinasi. Ir jisai gale savo žinutės pakvietė studentus sureaguoti ir atgailauti už savo nuodėmes. Teologinė prasme tai yra atgaila, pakvietė atgailai. Vienas iš studentų pasiūlė groti pianinu, jeigu žmonės to norėtų. Jie nėra įžymus, jie nėra žvaigždės, jie nėra jėgą turinti žmonės. Tai maža grupelė studentų, kurie sakė, mums reikia melstis. Ir Dievas naudoja mažus pasaulio dalykus. Ir vasario 8 šventoji dvasia nusileido ant šitų studentų. Ir šita mažoji grupelė, jie pradėjo melstis, bet taip pat prisijungė ir kiti studentai, kai jie išgirdo apie tai. Ir sekančią dieną, vasario 9, susirinko apie 1500 studentų. Buvo 8 studentai vieną dieną ir kitą dieną jau buvo 1500. Ir šventoji dvasia pradėjo judėti tarp jų. Ir pradėjo vykti antgamtiški dalykai. Studentai pradėjo atgailauti, jie meldėsi vienas už kitą. Ir aš išgirdau iš savo draugių, kolegių, kurios ten mokina. Jos pradėjo rašyti man žinutes. Kažkas čia vyksta. Ir aš norėjau pamatyti šitą išsiliejimą šventosios dvasios. Aš girdėjau, kad kažkas vyko Kanadoje prieš daugelį metų, bet tai nepalietė mano širdies. Kažkas vyko Floridoje, aš buvau nusivylusi, kai pamačiau. Ir aš tada maldoje klausiau Viešpatės, ar tai yra tikra, kas vyksta Asburyje. Ir kiekvieną pirmadienį aš savanoriauju mokykloje. Ir aš sugrįžau po savanorystės maždaug vidurdienyje ir aš pasijaučiau labai apsirgusi. Taigi aš atsiguliau. Ir mano vyras sako, jeigu tau kažko reikėtų, tiesiog pasakyk man. Ir kuomet aš gulėjau ant lovos, aš išgirdau Viešpatį sakant, keliauk į Asbury. Ir aš pradėjau verkti, negalėjau sustoti. Mano vyras užėjo į kambarį ir paklausė, ar tau viskas gerai. Ir mano atsakymas buvo, aš turiu keliauti į Asbury. Ir sako, dabar? Sakau, taip. Ir jis sako, aš pripilsiu degalų į tavo mašiną. Ar norėtum, kad keliaučiau su tavimi? Nes jisai turi labai daug darbų. Ir aš atsakiau, aš keliausiu viena. Tai yra 9 valandų kelionė. Taigi aš sėdau į mašiną ir aš išvažiavau. Aš nežinau, ką aš atrasiu, bet kuomet aš įėjau į auditoriją, mačiau, kad Viešpats yra tenais. Tai buvo nuostabus Dievo buvimas tenais. Studentai meldėsi, jie atsiprašė ir atgailavo dėl savo nuodėmių. Vienas vaikinas išpažino garsiai, kad jisai turi priklausomybę nuo pornografijos. Ir žmonės, studentai apsupo jį ir dėjo rankas ant jo. Ir sakė, Jėzaus kraujas padengė
tave. Žmonės tiesiog išpažino savo nuodėmes garsiai tenais. Ta diena buvo 1800 žmonių. Aš atvykau anksti ryte ir šlovinimas, giesmės Dievui buvo nuostabios. Ir buvo maždaug 3 muzikantai, kurie grojo ir jie keisdavosi karts nuo karsto, bet nieks nepastebėdavo to. Aš pasižiūrėdavau už kiek laiko ir matydavau, tai jau kiti šlovintojai, kiti žmonės garbina Dievą. Ir tenai šalia to universiteto yra kaip pensionas, kur yra misionieriai gyvena, kurie jau yra pensijoje. Ta vieta yra priešais universitetą kitoj gatvės pusėje. Jie atvyko į tą pensionatą mirti. Jie maždaug 80-mečiai ir jie išgirdo, kad koplyčioje juda šventoji dvasia. Ir jie atėjo tenais. Jie turi daugelio metų patirtį apie Dievą. Ir jie dėjo rankas ant studentų ir meldėsi už juos. Aš mačiau turtingus ir vargšus, senus ir jaunus. Aš mačiau tenais žmonės iš įvairių šalių. Ir jie kėlė rankas į Dievą ir šlovino jį. Jie sakė Dievui, kad jie myli jį taip akivaizdžiai ir su tokia didelė ramybė ir su tokia didelė meilė. Bet aš taip pat mačiau Dievą mylinti juos taip pat. Aš šlovinau Dievą ir tiesiog nesuvokiau tuo metu laiko eigos. Šalia mane sėdėjo jaunas pastorius. Jis atkeliavo 4 valandas, kelionėje praleido, kad būtų tenais. Jis taip paklausė, ponė, iš kur jūs esat? Aš atvykau iš Kanzas miesto. Keliavau 9 valandas. Jis užklausė, o ko jūs čia atvykote? Aš norėjau įsitikinti, ar tai yra tikra. Ir tada mane užklausė, ar tu manai, kad tai tikra? Ir aš atsakiau, taip, tai tikra. Ir jisai sakė, man reikia viešpatės. Taigi mes šlovinom ir meldėmės kartu. Ir tada mes išgirdome garsą. Ir aš atsimerkiau. Ir Biblijoje yra aprašoma šventoji dvasia kaip vėjas. Ir priekyje pastato kažkas pradėjo tiesiog skleistis, pūsti ir judėti tarp žmonių. Ir tai atrodė kaip vėjas virš ir žmonės tiesiog judėjo, kai vėjas judėjo. Ir mes su šiuo jaunu pastoriu šalia manęs buvom išsigandę. Ir jis sakė, kas čia? Tuomet, kai vėjas pajudėjo link mūsų ir praėjo pro mus. Ir aš atsakiau, tai šventoji dvasia. Ir jis sako, aš bijau. Ir aš atsakiau, aš taip pat. Nes jūs žinote, kad kaip žmonės mes norim atgamtinių dalykų, bet mes taip pat ir bijom jų. Bet kada, kai angelai pasirodydavo Biblijoje, jie pirmiausia, ką sakydavo žmonėm, nebijokite. Taigi mes žiūrėjom iš tą vėją ir jisai nukeliavo į galą pastato ir jisai sugrįžo. Ir tada vėjas praėjo per tą jauną pastorių ir palietė mano petį. Ir viskas pasikeitė. Aš pradėjau išpažinti savo nuodėmes Dievui. Pyktis, neatleidimas, kartėlis, tuštybė. Ir aš paprašiau viešpatę, paimk tai iš manęs. Ir mes tiesiog šlovinom. Aš nežinau, kiek laiko. Bet tada išėjo moteris į priekį ir sako, atvyko į universitetą 400 studentų. Ir jie norėtų užeiti, bet nėra daugiau vietų. Ir visi, kurie buvo virš 50, mes supratome, kad tai yra jų prabudimas. Tai yra dėl šitos kartos, kurie buvo tokie apleisti. Jiems daug buvo meluota. Niekas mums nieko nepasakė, mes surinkom savo daiktus. Visi, kurie buvo virš 50, mes apsidairėme, pažiūrėjom viens į kitą. Jūrate, atverk savo akis į Dievo pusę. Ir buvo 2000 žmonių, kurie laukė įeiti iš tą koplyčią. Buvo labai šalta. Ir jie laukė visur susėdę, arba ant žolės, arba ant laiptelių. Buvo 9 vakaro. Bet jie norėjo tiesiog užeiti ir pamatyti Jėzų. Ir Biblijoje aprašoma, kaip Jėzus pasižiūrėdavo į minias.
Ir jisai liūdėdavo dėl to, kad jie atrodė kaip avis be piemens. Ir šitie pensijoje esantis misionieriai tiesiog rūpinosi jais, jam dėjo paklodės ant jų. Ir aš žiūrėjau tai ir verkiau. Ir vienas iš tų pagyvenusių misionierių priėjo prie manęs ir sako, ar aš galiu tau patarnauti, ar viskas tam gerai. Ir aš atsakiau, tai yra džiaugsmo ašaros. Aš norėjau visą gyvenimą pamatyti prabudimą. Aš norėjau pamatyti dvasios išsiliejimą. Ir tai buvo tai. Aš meldžiau to 40 metų. Ir Biblijoje yra aprašoma istorija, kaip Simeonas ir Ana buvo šventykloje. Simeonas buvo senas pranašas, Ana buvo našlė, bet Dievas buvo jam pažadėjęs, kad jie pamatys Izraelio išlaisvinimą. Jis jiem pasakė, kad jie pamatys Mesiją. Ir kuomet Marija ir Juozapas įnešė Jėzų ant rankų, jo dedikacijai, kai jam buvo 8 dienos, Simeonas ir Ana pamatė Jėzų kūdikėlį. Tai yra taip, kaip aš jaučiausi. Aš paskambinau savo vyrui ir sakiau, dabar galiu mirti. Taigi šitas prabudimas buvo 100 000 žmonių ir po kelių dienų buvo 120 000 žmonių. Ir tenais Biblija yra studijuojama kiekvieną dieną. Ir malda vyksta 24 valandas per parą. Aš tikiu, kad bet kada yra šventosios dvasios išsiliejimas, aš tikiu, kad ruošia mus visum kažkam tai pasauliniu mastu. Aš tikiu, kad kažkas įvyks visame pasaulyje. Bet Asberis yra tikra, kas ten vyksta. Gera girdėti pasakojimą žmogaus, kuris ten buvo, o mes jau bebaigiant šitą pokalbį tik norisi pasakyti, kad trokštam, kad šitas prabudimas, dvasinis prabudimas ateitų ne tik į Lietuvos teritoriją, bet ir į kiekvieno lietuvio širdį. O su jumis buvo šiandien Jūratė Kriščiūnaitė, daktarė iš Jungtinių Amerikos valstijų, dėsčiusi ir Lietuvoje net poroje universitetų, Terry McCartney, ir mums vertėjavo Lina Ulčinienė. Iki.